Taigi sveiki atvykę į naują video, šiandieną yra 27 diena, tikiuosi, kad rytoj sekmadienį išleisime vaizdo įrašą ir pašnekėkime apie tai, kas vyko prieš 4 dienas. Buvo tasai vadinamasis crashas, nežinau, krito viskas, labai stipriai viskas kentėjo, tai kas atsitiko, GPU kainos sumažėjo 33%, tiesiog, kaina jų pradėjo kristi žemyn. Taip pat pamatėme, kad kompanijos pradeda naudoti pigesnius dirbtinio intelekto modelius ir taip pat pamatėme, kad Kinija išleido labai daug modelių, labai gerų modelių, kurie yra, galima sakyti, visiškai nemokami ir žmonės renkasi juos. Taip tiesiog kompanijos, Amerikos kompanijos, dirbtinio intelekto kompanijos praranda pelną. Sekantis dalykas, reikia atkreipti dėmesį, kad apskritai šitas dirbtinio intelekto burbulas jau pučiasi labai stipriai. Jeigu paimtumėm būtent šiuos metus, tai dirbtinio intelekto kompanijos padarė net 6 trilijonų JAV dolerių prieaugį į S&P 500 indeksą. Jeigu panaikintumėm dirbtinio intelekto kompanijas, tai yra šitus 6 trilijonus, kas atsitiktų, S&P būtų paaugęs tik tai 1%. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad S&P 500 yra indeksas, į kurį tu investuoji, kuris turėtų būti saugus. Nes tu perki, tarkim, už $100, bet tu gauni iš 500 skirtingų kompanijų. Tiesiog, jis yra skaitosi saugus, bet kas atsitinka, visas šitas saugumas biškai kaip ir tampa nebesaugus. Kodėl? Nes jeigu mes pažiūrime top 10 S&P 500 kompanijų, jos sudaro 40% viso indekso. Tai jeigu vis jos pradeda kristi žemyn, tai tiesiog visas indeksas pradeda redėti labai stipriai ir greitai žemyn. Irgi labai svarbus dalykas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, nes mes matome, kad akcijų rinka atrodo jau jinai perbildyta, jinai pučiasi. Taip pat per .com bubble sprogimą visa akcijų rinka buvo paaugus tiek 170% kažkas tokio. Iš tikrųjų, kripto Lietuvoje, va čia jums yra prieš akis nuotrauka, yra visas paaiškinimas, viskas buvo surašyta tokia kaip naujiena, galite pasiskaityti, naudinga tikrai informacija. O šiandieną toliau dabar šnekėsime, kas vyksta su Iranu, nes tai yra aktualiausia, nes kaip ir taika pasibaigė. Tai per paskutinę parą Iranas ir Amerika tiesiog toliau pradėjo bombarduoti vieno kitų laivus, eskalacija kyla tarp Strait of Hormuz, pusiausvyrio yra neaiški visa situacija. Kas toliau bus? Visiškai yra neaišku. Vėlgi, jau nebe pirmą kartą mes girdėjome, taika, vėl pradeda šaudytis, dabar irgi jie buvo kaip ir tos ten padarė parašus, susitikę visą kitą ir vis tiek kas, toliau vyksta bombardavimas, tai čia yra visiška nesąmonė. Ir jeigu paskaitytumėm, tarkim, Amerikos žiniasklaidą, tai rašo tiesiog tokius straipsnius, kad tiek Iranas kaltina Ameriką, kad jie pirmi pradėjo, o Amerika kaltina Iraną, kad jie pirmi pradėjo. Tai vėlgi, čia yra nepasibaigianti dainelė ir dabar reikia atkreipti dėmesį, ar bitkoinas išsilaikys virš 60 000. Jeigu ne, irgi čia matote kripto Lietuvos nuotrauką, jeigu neklystu, čia mes jau balandžio mėnesį šitą jau visą setupą esam nupaišę. Sekantis mūsų tikslas būtų 8 arba 45 000 už vieną bitkoiną, bet mes pradėjom dollar cost averaginti Ondo ir Sui. Po truputį perkamės, viską keliu į Instagramą apsistumės. Taip pat labai svarbu, Binance nustoja veikti Lietuvoje, jums reikia persikelti savo pinigus, kažką reikia daryti, tai nelaukite paskutinės dienos, siūlau naudoti būtent OKX, nes jie jau turi licenciją, jie 100% galės veikti Europoje. Prieš akis matote tiesiog, kaip vyksta programėlės naudojimas, kaip galite atlikti depozitą, kaip galite viską įsiimti, viskas eurais, viskas labai paprasta, turi savo kortelę. Už tapatybės patvirtinimą gaunate 20 eurų, galima dar gauti papildomus 200 eurų, jeigu tenai pradėsite tradinti visą kitą, bet tiesiog siūlau bent atsimti 20 eurų pasitvirtinus tapatybę ir viskas, nežinau, iki kito karto.